Šiandien laidoje pažinti su Gyčiu, padangių asų Pranu ir ramiąja Živile. O taip pat praktikantų krepšinio varžybos ir užgimusios pirmosios intrigos. Tiesiog jisai jau žaidžia ir tai labiausiai erzina. Pranas, 17 metų abiturientas. Groja būgnu, dalyvauja įvairiuose renginiuose, o neretai tampa ir jų vedėjų. Nuolat šypsosi ir nuoširdžiai svajoja apie dangaus žydrynę, nes, kaip pats sako, gyventi laimingą gyvenimą galės tik tapęs pilotu. Pranai, kada pradėjai domėtis aviacija? Visa mano manija skraidymui prasidėjo nuo to, kad aš su mama skridome su dideliu keleiviniu lėktuvu į Vokietiją. Ir tiesiog po kelionės aš kažkaip pradėjau žiūrinėti nuotraukas, pradėjau skaitinėtis, filmukus žiūrinėti. Na tada nardžiau po internetą ir atradau tą skelbimą. Tai ir užsikabinau už tos aviacijos prieš tos pačius 2 metus. Pirmą skrydį be abejo drebėjo ir aš visą skrydį atsimenu šypsojausi. Kas man yra be galo malonu, kelia man šypseną. Kai kurie gali juoktis iš manęs dėl tos šypsenos, kai kurie aišku ir juokiasi, bet tiesiog taip yra. Man tai buvo labai malonu ir aš supratau, kad tikrai sklandymas yra man. Živilė, meniškos sielos, tyli ir rami lyg pelytė mergina, svajojanti kurti ir projektuoti didingus pastatus ir tapti žinoma architekte. Sveiki, aš esu Živilė Rakutytė ir man dabar 17 metų. Aš noriu studijuoti architektūrą ir norėčiau išbandyti save šioje specialybėje, šitam projekte. Šiaip architektūra buvo vienas iš pasirinkimų, šiaip svarsčiau daugybę tiek interior dizainą, lankiau fotografijos pamokos, taip pat mokiausi dailės mokykloje, kad pažinčiau meną iš visų pusių, tiek istoriją, tiek tapybą, dabar mokausi tik tai piešimą. Todėl manau, kad šita specialybė man tinkama, kad aš turiu minčių, turiu idėjų ir aš galiu kažką padaryti, tokio kažkokio išskirtinio. Šiaip mano svajonė yra sukurti kažkokį pastatą, ne tai, kad gyvenamąjį namą, bet kažkokį visuomeninį pastatą, kuris būtų, garsus, juk mes turime daug garsių pastatų, tokiam kad ir Kaune. 18-metis Gytis. Pažvelgus į jį, nesuabejosi. Menininkas. Aplinkiniai Gytį pažįsta kaip fotografą be fotoaparato. Aš svajojau tapti fotografu, tai specialybė, kuri mane labiausiai traukia. Esu vizualinio mąstymo žmogus, mąstau vaizdais, garsais arba vaizdais, bet labiausiai mąstau vaizdais. Ir kadangi visos mintys yra vaizde, man jas labai patogu perteikti fotografijomis. Fotografija domiuosi jau šiaip labai senai, bet seniau tai buvo tiesiog mėgėjiški bandymai kažką nufotografuoti. O rimčiau tai ganėtinai taip palyginus neseniai, kažkur tik tai nuo naujų metų. Aš esu toks labiau veiksmo fotografas, mėgstu fotografuoti įvairius renginius ir tiesiog gatvėje vaikštančių žmonės. Labai galima pamatyti smagių emocijų, kaip žmonės atrodo, kaip jie elgiasi, ko nepamatai plika akimi. Živilė intravertė ir gyvena ji savo pačios susikurtame meno pasaulyje. Šiaip aš domiuosi literatūrą dar, ne tik menu. Mėgstu labai skaityti ir pati labai daug rašau. Galima sakyti, savo rašau, ne kitiem. Nes, aš jaučiu iš to malonumą ir tiesiog aš nejaučiu kažkokios poreikio reklamuotis dėl to, tačiau man labai patinka. Piešti man taip pat patinka, tačiau aš mėgstu labiau iš kūrybinės pusės, o dabar esu priversta žiūrėti iš techninės pusės, bet tai irgi nėra blogai, nes tada matau iš abiejų pusių. Manau, kad turiu ir talento, ir noro, taigi manau, kad turėčiau būti sėkminga. Pranas nuosekliai siekia savo svajonės ir jau dabar sėkmingai pilotuoja sklandytuvus. Apie projektą praktikantai, aš manau, kad tai yra super projektas ir aš net neįsivaizdavau, kad Lietuvoje toksai projektas gali būti daromas. Man buvo šokas, kai aš sužinojau, kad toksai projektas bus vykdomas, aš iš karto pribėgau prie to lapo, užsirašiau į visas atrankas ir be galo džiaugiuosi, kad patekau. Aš manau, kad iš projekto aš tikrai gausiu daug naudos, aš pažinsiu, kokia yra piloto diena, su ko jisai susiduria, koks jo yra visas darbas. Ir
manau, kad man tai padės galutinai apsispręsti, ar aš tikrai noriu būti pilotu. Manau, taip ir yra. Ir galbūt aš apsispręsiu, kur man mokytis. Praktikantai žinoma, kad yra labai naudingas projektas. Tai toks lyg šuolis į suaugusiųjų gyvenimą, į savarankiškumą. Tas pasiruošimas būsimai specialybei, apsisprendimas labai yra naudinga. Būkit savimi, nevaidinkit kažko. Būkit savim. Ir nepamirškit, kad visi yra dirbti iš to paties molio. Nesvarbu, ar karalius, ar žmogus, mano manimu, visi tokie patys. Pradėję intensyviai sportuoti, praktikantai gavo galimybę išbandyti savo jėgas ir susirungti tarpusavyje krepšinio varžybose. Pasidalinę į 3 komandas, jie pradėjo rimtai konkuruoti, vienas kitą paskatindami meiliais žodeliais. Aš pirmą kartą žaidžiau iš viso krepšinį normaliai. Nežinau, aš tai iš viso su sportu susipykus. Tai man labai negerai sekės. Ir neduokit mikrofono Pauliui, prašau. Tai mes džiaugiamės į 3 vietą. Visi žodžiai, kuriuos jinai pasakė, yra vadinama pralaimėjimo kartelė. Sveikinam įveikus mūsų vidaus turnyrėlį. Sunku buvo, kritot mirėt. Ir dabar atėjo laikas geriausiai dalį apdovanojimams. Tai 3 vietą sveikinam užėmusi komandą Blynus. 2 vieta BC Kaunas. Sveikuoliai. Beveik sveikuoliai. Vyre, sveikina. Oi.